Nauja informacija apie virėją, kuris iš pažiūros buvo giriamas už tai, ką darė virtuvėje. Tačiau jūs esate surandamas tik viename iš ponios kambarių. Tačiau dabar tas virėjas kaltinamas siaubingu savo žmonos nužudymu. Moters, kuri pasak draugų labai rūpinosi kitais. Tai vaizdo įrašas iš Mass Live. Turime šokiruojančios naujos informacijos apie tai, ką virėjas, tapęs tariamų žudikų Jeffris McDonaldas, tariamai darė valandomis iki žmogžudystės. Mes nagrinėjame šią bylą kartu su Law and Crime. Aš Chrisas Stewartas. Jei būtumėte ieškoję Jeffrio McDonaldo vardo ir UMass iki balandžio 22-osios, tikriausiai būtumėte matę daug įrašų, kuriuose kalbama, koks jis buvo puikus virėjas, žmogus, kuris buvo lyderis universiteto maitinimo pasaulyje. Tačiau dabar visi žinome, kad apie tą vyrą tariamai yra daug daugiau nei tik tai. Ir sužinojome, kodėl jis galėjo būti tame viešbutyje iš pat pradžių. Taip pat sužinome daugiau informacijos apie moterį, kuri yra šios istorijos auka. Jeffrio McDonaldo žmona, moterį, kurią jis tariamai nužudė. Pranešama, kad ji likus kelioms dienoms iki nužudymo pasakojo savo draugiai apie savo vyrą ir kai kuriuos rūpesčius, kuriuos, kaip teigiama, ji turėjo. Aukos vardas yra Emma McDonald ir ji yra žmogus, kuris nusipelno daug dėmesio dėl gyvenimo, kurį nugyveno. Ji paliko jauną dukrą ir 2 šunis, kuriuos labai mylėjo. Draugai sako, kad ji buvo nepaprasta moteris. Ir mes daug kalbėsime apie tai, kaip šiuo metu atrodo pastangos pasiekti jai teisingumą. Dabar vyras, kaltinamas jos nužudymu, iš pirmo žvilgsnio vėlgi buvo tas, kurį daugeliu atžvilgių visi statė ant pjedestalo. Jis buvo apdovanojimus pelnęs šefas, nes buvo vienas iš lyderių UMass universiteto maitinimo srityje. Ir tiesą sakant, jis buvo tarsi priemonė pritraukti žmones į universitetą. Pažiūrėkite į Princeton Review, patikrinkite tai. Jūs matote geriausias vietas šalyje pagal maitinimą universitetuose. Ir jei esate būsimas studentas ir jums tai svarbu, UMass yra pačiame viršuje. O šefas Jeffris McDonaldas buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl taip yra. 36 metų Jeffris McDonaldas buvo pripažintas metų šefu Amerikos kulinarijos federacijos 2025 metais už savo kulinarinius gebėjimus. Ir tai tik vienas iš daugelio apdovanojimų, kuriuos jis pelnė už savo kulinarinę meistrystę, būdamas šefu UMass Amherst universitete. Tačiau sunku pasakyti, ar visa tai dabar turi reikšmės, turint omenyje, kad būtent šis vaizdas iškyla mūsų mintyse ir akise, kai pagalvojame apie Jeffrey McDonaldą. Tai yra iš WVLP reportažo apie jo pirmąjį pasirodymą teisme po tariamos Emos McDonald nužudymo. Dėmesio, 3 medikų brigada. Dėmesio, 3 medikų brigada. Reaguokite. One Campus Center Way. Tas universiteto centro viešbutis. UMass. Kambarys 413. For a possible mental health issue. Tai pasakė pagalbos numerio 911 dispečeriai po to, kai skambutis iš Hotel UMass pasiekė policiją vakarų Massachusetts'e. Tai pirmą kartą paskelbė Mass Live. Dabar dar kartą. Tai yra viešbutis universiteto teritorijoje ir operatoriai pranešė, kad 413 kambaryje kilo problema. USP šaukia, kad guli žmogus ir reikia papildomų pajėgų. Dabar, prieš pereidamas prie naujų detalių, kurias turime apie tą bylos dalį, noriu šiek tiek daugiau papasakoti apie Emma McDonald, nes internetiniai įrašai rodo, kad ji taip pat dirbo UMass. Viena jos draugė 2022 metais laikraščiui Boston Globe pasakojo, kad ji ištekėjo už Jeffrio McDonaldo. Ji turėjo 10 metų dukrą. Jeffris iš ankstesnės santuokos turėjo 2 vaikus. Ir mes taip pat turime naujų dokumentų, kuriuose išdėstytos problemos, kurias pastaraisiais metais dėl Jeffrio kėlė tų vaikų motina. Viena Emos draugė laikraščiui Globe pasakojo, kad Emma turėjo tam tikrų nuogastavimų dėl Jeffrio elgesio dienomis ir savaitėmis prieš jos nužudymą. Ji sakė, kad Emma vis tiek mylėjo Jeffrey ir tikėjo juo. Todėl ši istorija yra tokia nepaprastai tragiška. Tačiau jos interviu išsiskyrė viena istorija, kuri atskleidė labai keistą Jeffrio McDonaldo elgesį, tariamai vykusį per pastarąjį mėnesį. Ši draugė pasakojo, kad Jeffris ir Emma buvo suplanavę kelionę į Disnėjaus pasaulį su savo vaikais vos prieš 2 savaitės iki Emmai mirus. O kaip jums toks posūkis? Praėjus vos savaitei, Jeffris paprašė skyrybų. Tada, žmogžudystės dieną, tai yra balandžio 22 internete, Mass Live svetainėje buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip Jeffris šoka į tvenkinį universiteto teritorijoje, vilkėdamas visą savo virėjo aprangą.
Ta dieną Amherste, Massachusetts'e oras buvo apie 20 laipsnių pagal Fahrenheitą ir jei pažiūrėsite vaizdo įrašą, girdėsite, kaip žmonės juokiasi, kai Jeffris šoka į vandenį. Tačiau panašu, tas vaizdo įrašas neperteikia tikrosios situacijos atmosferos. Boston Globe straipsnėje Eimos draugė sakė, kad kažkas paskambino numeriu 911 po to, kai Jeffris išlipo iš tvenkinio dėl jo elgesio. Tada, pasikalbėjęs su policija, o mes nežinome tų pokalbio detalių, Jeffris užsisakė kambarį Hotel UMass nakčiai. O draugė sako, kad Eimos planas buvo likti namuose. Ji gyveno maždaug 20 minučių nuo universiteto miestelio. O draugė sakė, cituoju, buvo rekomenduota, kad jie apsiramintų dėl jo elgesio ir to, kas vyko. Citatos pabaiga. Prašom, mediči. Man čia kuo greičiau reikia papildomos greitosios pagalbos ir prašau pridėti 7. Štai ką policijos ataskaita teigia įvykus tą naktį. Trečiadienį, 2026 m. balandžio 22 d. maždaug 19:42 min. UMass Amherst policijos departamento pareigūnai ir ugniagesiai Amhersto priešgaisrinės tarnybos paramedikai buvo iškviesti į viešbučio Hotel UMass 413 kambarį adresu One Campus Centerway, Amherst, Massachusetts'as. Po to, kai buvo paskambinta pagalbos numeriu 911 ir pranešta apie ekstremalią situaciją toje vietoje. Atsižvelgiant į aplinkybės, į pagalbą atvyko ir Hadlio policijos departamento pareigūnai. Dabar jūs kalbate apie kelias tarnybas, kurios reaguoja į tai, kas vyksta 4 šio viešbučio aukšte. Ir kai policija atvyko į 413 kambarį, jie, kaip teigiama, sutiko tą patį vyrą, kurį matote besišypsantį su medaliais ant kaklo, kaip puikų vyrėją universiteto miestelyje. Tačiau asmuo, su kuriuo jie, kaip teigiama, bendravo, elgėsi visiškai kitaip nei tas, kurį bendruomenė manė pažįstanti. Ataskaitoje toliau teigiama, cituoju, atvykus policijos pareigūnams, tarp jų ir vyro Jeffrio C. McDonaldo, kilo smurtinis susirėmimas, kurio metu Džėjus McDonaldas mėtė daiktus pareigūnų link ir nekartą trenkė vienam UMass policijos pareigūnui į veidą. Tačiau tai dar ne viskas, su kuo susiduria pirmieji gelbėtojai. Įėję į 413 kambarį, pareigūnai rado mirusią moterį su dideliais sužalojimais. Atsižvelgiant į didelius moters sužalojimus, tyrėjams atrodė akivaizdu, kad jie atsirado dėl smurtinio užpuolimo. Dabar čia istorija pasisuka dar šokiruojančiau. Cituoju, Džėjus McDonaldas buvo sulaikytas ir nuvežtas į UMass Amherst policijos departamentą. Jam buvo perskaitytos Mirandos teisės. Džėjus McDonaldas kalbėjosi su tyrėjais ir prisipažino, kad tyčia sumušė savo, vardas yra užtušuotas, iki mirties. Jis naudojo savo rankas, kojas ir įvairius kitus bukus daiktus. Jis taip pat prisipažino, kad jo tikslas buvo ją nužudyti. Policijos duomenimis Jeffris McDonaldas prisipažino, kad tyčia sumušė Emo iki mirties, naudodamas savo rankas, kojas ir įvairius bukus daiktus. Kitą dieną Jeffris pirmą kartą pasirodė teisme, kaip praneša WVLP. Per tą trumpą posėdį jis jo veide nesimatė jokių emocijų. McDonaldas nepripažino savo kaltės. Jam nebuvo nustatytas užstatas iki posėdžio dėl pakankamo pagrindo, kuris numatytas gegužės 22 dieną. Taip pat jam bus atliktas psichikos būklės įvertinimas. Apie tai netrukus pakalbėsiu su mūsų svečiu, nes tai iš tikrųjų gali turėti didelės įtakos, kaip šis atvejis klostysis toliau. Taip pat svarbu pažymėti, kad tai nėra pirmas kartas, kai Jeffrio tariamas elgesys kėlė susirūpinimą. Ir tai jau buvo iškelta teisinėje sistemoje anksčiau. Tai yra dokumentai, kuriuos radome susiję su vaiko globos byla, kurioje dalyvavo jo 2 vaikų motina. Tai siekia 2021 metus. Ir mes juos radome Hamdeno apygardos Massachusettso valstijos šeimos ir paveldėjimo teisme. 2024 m. rugsėjį McDonaldo vaikų motina parašė, kad nori pakeisti jų turėtą globos susitarimą. Nes, cituoju, vaikai pranešė apie žodinį smurtą iš tėvo pusės, rėkimą, pravardžiavimą, keiksmus, kad matė žeminantį žodinį smurtą tarp tėvo ir pamotės, o vakar pranešė apie fizinį smurtą. Vyriausias vaikas pranešė, kad tėvas pirmadienį, rugsėjo 16, stipriai jį pastūmė į stalą ir kad ne kartą yra jam trenkęs į veidą. Vaikai pastaruosius metus nuolat prašė nebegrįžti į tėvo namus. Abu vaikai pranešė, kad tėvas jiems liepė nepranešti motinai apie smurtą ir abu bijo keršto bei tėvo smurto.
Maždaug po 2 mėnesių po to, kai moteris pateikė skundą prieš McDonald'ą, teisėjas bylą nutraukė, nes ne vienas iš jų nepasirodė teisme. Dabar prie mūsų prisijungia Melba Pearson, kad daugiau pakalbėtume apie šią bylą. Pilietinių teisių ir baudžiamosios teisės advokatė bei Resident Legal Diva YouTube kanalo vedėja. Visada malonu Jūs matyti čia, Law and Crime laidoje. Žinote, čia labai sudėtinga tariamo smurto artimoje aplinkoje byla susijusi su bendruomenėje gerai žinomu žmogumi. Ką manote apie tai, kas buvo pareikšta dėl Jeffrio McDonaldo elgesio tą dieną, kai tai įvyko? Tačiau atrodo, kad grįžtant kelias savaitės atgal, kai kurie žmonės jo elgesį apibūdino kaip pavojaus ženklus. Taip, Krisai, visada malonu būti su tavimi eteryje ir turiu omenyje, kad tokios bylos visada yra nepaprastai skaudžios. Ir pirmas dalykas visada yra, kokių įspėjamųjų ženklų buvo nepastebėta, kokių signalų buvo nepastebėta. Kartais būna ženklų, kartais jų nebūna. Šiuo atveju atrodo, kad kelias savaitės prieš tai jis, ir sakau tai atsargiai, tuoj paaiškinsiu kodėl, bet atrodo, kad jis beveik patyrė psichikos krizę, sprendžiant iš šio keisto elgesio ir šokimas į ledinį tvenkinį. Žinote, nesvarbu, ar tai buvo diena prieš ar žmogžudystės rytą. Taigi akivaizdu, kad jis turėjo tam tikrų psichologinių problemų panašu. Tai galėjo būti nediagnozuotas psichikos sveikatos sutrikimas, galėjo būti tiesiog palūžimas dėl streso. Kas žino? Bet noriu kai ką labai aiškiai pasakyti. Du dalykai gali būti tiesa. Tuo pačiu metu galite turėti psichikos ligą ir nebūti smurtautoja. Ir galite turėti psichikos ligą ir būti smurtautoja. Ir šie du dalykai beveik neturi nieko bendro, tiesa? Nes tai priklauso nuo mąstysenos ir nuo to, kaip žiūrite į santykius. Jei į savo partnerį žiūrite kaip į nuosavybę, psichikos sveikata čia niekuo dėta, tiesa? Tai tiesiog jūs iš prigimties turite tokį mąstymą, kuris verčia jūs elgtis smurtiniu būdu. Tačiau yra daugybė žmonių sergančių bipoliniu sutrikimu ar šizofrenija, kurie nekenkia savo partneriui. Todėl aš nenoriu visada, manau, labai lengva supaprastinti smurto artimoje aplinkoje atvejį, nes visi stengiamės suprasti, kas įvyko ir tai siaubinga. Labai lengva pasiduoti įprastam mąstymui. O tas žmogus turi psichikos sveikatos problemų ar psichikos sveikatos sutrikimą. Tai neturėtų būti laikoma savaime suprantamų dalykų. Tai gali būti tiesa, bet pažvelkime ir į platesnį mąstymą bei visuomeninės problemas, kurios skatina smurtą artimoje aplinkoje, o ne tiesiog greitai priskirkime tai psichikos sveikatos kategorijai ir nesigilinkime giliau. Ir manau, kad tai taip pat labai geras pastebėjimas. Ir čia tarsi šoninis komentaras. Yra daug žmonių gyvenančių su bipoliniu sutrikimu ar šizofrenija, kurie gali būti labai pavojingi psichikos sveikatos sutrikimai. Be abejo, mes tikrai matėme tai istorijose, kurias aptarėme. Tačiau yra daug žmonių, apie kuriuos niekada negirdite, kurie gyvena visiškai normalų gyvenimą ir niekada neatsiduria tokioje situacijoje, kokioje dabar yra Jeffris McDonaldas. Ir aš nežinau, ar jam buvo nustatyta psichikos sveikatos diagnozė, bet kaip pranešama, jam dabar atliekamas psichologinis vertinimas. Kad tai galėtų atskleisti, kaip tai gali paveikti jo bylą teisinės sistemos požiūriu. Visų pirma, jie turi nustatyti, ar jis yra pakankamai kompetentingas stoti prieš teismą. Jis turi gebėti pagal standartą prasmingai dalyvauti savo gynyboje. Ir aš pateiksiu hipotetinį pavyzdį, kuris bus pernelyg supaprastintas, bet tikiuosi, kad padės suprasti esmę. Iš esmės, jei esi tokioje būsenoje, kur, tarkime, galvoji, rytoj atskrenda marsiečiai. Akivaizdu, kad tu nesi tokios būsenos ir neturi tokio mąstymo, kad galėtum prasmingai kalbėti su savo gynėju apie strategiją. Ar turėčiau liudyti, ar neturėčiau liudyti. Jeigu advokatas, tavo gynėjas, parodo tau kai kuriuos prokuratūros turimus įrodymus prieš tave, ar bent jau gali suprasti, apie ką kalbama, ir pasakyti, gerai, suprantu, nenoriu liudyti, arba aš tam prieštarauju dėl šios priežasties, arba turiu kitą liudytoją. Žinai, toks pokalbis yra labai svarbus, kad gynėjas galėtų parengti bylą ir veiksmingai tada atstovauti teisme. Taigi vertinimas bus labai svarbus, norint nustatyti, ar jis iš tikrųjų yra pakankamai kompetentingas stoti prieš teismą. Jei jis nėra pakankamai kompetentingas, greičiausiai jis būtų siunčiamas į įstaigą, kurioje gautų gydymą. Ir paprastai po maždaug 6 mėnesių ar metų byla grąžinama, atliekamas dar vienas vertinimas ir tada nusprendžiama, ar jis iš tikrųjų yra pajėgus stoti prieš teismą. Taigi taip vyksta šis procesas. Visas tikslas yra, ar galime atkurti, taip sakant, gebėjimą stoti prieš teismą.
O jei ne, jei žmogus iš tikrųjų šiuo požiūriu visiškai atitrūkęs nuo realybės, tada diskusija būtų apie tai, ar čia negalėtų būti nepakaltinamumas ar kažkas panašaus. Mes dar nesame tame etape. Bet pirmiausia, ar jis yra pajėgus stoti prieš teismą? Tada, jei jis yra pajėgus stoti prieš teismą, ar jis turi psichikos sveikatos problemų, ar jis serga šizofrenija, bipoliniu sutrikimu ar ko nors kitu. Jei taip yra, gerai, paskirkime jam vaistus, kad jis vėl galėtų būti aiškios sąmonės ir aktyviai dalyvauti savo gynyboje. Taigi visi šie dalykai turi įtakos tiek gynybos, tiek kaltinimo strategijai. Ir manau, kad tai dar vienas geras pastebėjimas. Tai, kad žmogus gali būti pripažintas netinkamu stoti prieš teismą, nebūtinai reiškia, kad tai bus visada. Tai nėra tas pats, žinote, kai žmogus pripažįstamas nekaltu dėl nepakaltinamumo, tai labai skiriasi nuo atvejo, kai žmogus pripažįstamas netinkamu stoti prieš teismą. Teisingai, nes pripažinimas nekaltu dėl nepakaltinamumo reiškia, kad žmogus yra visiškai praradęs ryšį su realybe. Nesvarbu, ar duosite jiems vaistus 6 mėnesius, metus ar 2, jie taip lengvai neatsigaus. Ir tokie atvejai yra retesni, nei galėtumėte pagalvoti. Taigi dažniausiai žmonės galima vėl atkurti gebėjimą stoti prieš teismą, nes kartais būna nediagnozuotas psichikos sveikatos sutrikimas. Ir jei taip yra, gerai, paskirkite jiems gydymo planą. Ir po kelių mėnesių jie vėl būna ten, kur turi būti. Bet jei kažkieno būklė yra labai sunki, tai tokioje situacijoje anksčiau, žinote, tokius žmonės tiesiog paguldydavo į psichiatrijos ligoninę, tiesa? Dabar mes taip nebedarome, bet yra specialios nuostatos tiems, kurie tiesiog nėra pajėgūs tokiu atžvilgiu. Nežinau, ar tai šis atvejis, vėlgi dar ankstyva stadija. Turime pamatyti, ką parodys vertinimas ir turime pamatyti, kokį sprendimą priims teisėjas. Ir vėlgi, tai gali būti situacija, kai juos vertina 3 gydytojai, nes, kaip žinote, gynyba turės savo žmonės, pas kuriuos mėgsta vesti savo klientus, o prokuratūra turės kažką, kas jų manimų yra tas ekspertas, kurį reikia pasirinkti. Ir tada teismas gali pasakyti, žinote ką? Aš noriu pasirinkti šį asmenį, kuris mano manimu yra pats neutraliausias. Jie peržiūri visas 3 ataskaitas ir tada nusprendžia, ar asmuo yra pakankamai kompetentingas stoti prieš teismą, jei tai iš tikrųjų yra problema. Ir kai kalbama apie tai, jis susiduria su itin rimtais kaltinimais. Jei būtų pripažintas kaltu, galėtų praleisti likusį gyvenimą kalėjime. Ir žinoma, jis laikomas nekaltu, kol taip neatsitiks. Bet jie yra atvejais, kai žiūri į tą dieną ir jis, pavyzdžiui, šoka į vandenį, o žmonės juokiasi. Tačiau, kai pranešama, tada buvo paskambinta pagalbos numeriu 911 ir būtent taip jis atsidūrė viešbutyje, nes policija pasakė, ei, kodėl tiesiog neapsistojate čia nakčiai, nusiraminkite. Ir tada atrodo, kad Ema taip pat buvo ten, bent jau pasak to draugo, kuris sakė, kad jį ketino likti namuose. O policija tai vadina atvesimo laikotarpiu. Taigi yra daug detalių apie tą dalį, kurios dar nebuvo atskleistos. Bet jūs girdite tai. Ir vienas žmogus tai apibūdino kaip nepastovų elgesį. Bet tada pažvelgėte į šį elgesio modelį per pastarąsias kelias savaitės. Jie, kaip pranešama, ketino vykti į Disneylandą. O tada jis nusprendžia, kad nori skyrybų. Ir kyla klausimas. Kaip teisinė sistema, jei tai yra atvejis, kai galbūt tuo metu yra psichikos sveikatos problema? Bet taip pat egzistuoja modelis, kai galbūt yra smurtas šeimoje ir renkate medžiagą šiai bylai. Kaip teisinė sistema tai subalansuoja, kai abu šie dalykai gali būti tiesa? Taip, ir vėlgi, kai išklausome faktus, tai labai trikdo, nes dažniausiai matome priešingą situaciją. Paprastai būna skyrybų prašo sutuoktinis. Ir tada būtent tai sukelia smurtinį incidentą, kai smurtautojas jaučiasi praradęs kontrolę. Ir tada jie nori vėl parodyti savo dominavimą ir kontrolę, naudodami smurtą. O tai dažnai baigėsi mirtina baigtimi. Ta dalis yra ten. Tačiau aš taip pat žiūriu į galimą praleistą galimybę. Kiekviena valstija turi tam tikrą priverstinio hospitalizavimo formą. Floridoje, kurioje aš gyvenu, tai vadinama Bakerio aktu. Tačiau iš esmės tai yra procesas, kurio metu teisėsauga gali sulaikyti žmogų, bet nevežti į kalėjimą. Tačiau jie yra sulaikomi ir atvežami į ligoninę 24-48 valandoms stebėjimui, kad būtų galima nustatyti, ar šis asmuo turi psichikos sveikatos problemų. Ar jiems reikia vaistų? Gerai. Ir remiantis tuo, jie nukreipiami tolesniai pagalbai. Gerai, jums reikia apsilankyti pas psichiatrą. Jums reikia dalyvauti šioje programoje, priklausomai nuo situacijos. Bet bent jau man atrodo, kad tai yra tinkamas būdas nusiraminti. Nes tai nebuvo taip, kad jis būtų supykęs, jie būtų įsiutę ir jie būtų susipykę. Gerai, tu eik čia, tu eik ten, nusiramink, pakvėpuok, o tada padaryk tai rytoj.
Tu šoki į ledinį ežerą. Tu elgiesi keistai, kas gali būti susijęs su psichikos krize. Tada policijos departamentas turėjo jį paimti ir iš esmės priverstinai paguldyti į ligoninę. Ir galbūt jis šiandien vis dar būtų su mumis. Tai nėra kaltinimas policijai, tačiau yra toks scenarijus, kad jei jis būtų buvęs paguldytas į ligoninę, galbūt jis būtų gavęs reikiamą pagalbą. Vėlgi, darant prielaidą, kad tai buvo tik psichikos sveikatos problema, tai galėjo užkirsti kelią mirtinam įvykiui. Na taip, ir visiškai kitokia situacija. Žinote, aš taip sakau, bet manau, kad visi prisimena Gabės Petito atvejį, kai jei neklystu, Brianas Laundris galiausiai nuėjo į viešbutį. Ji liko jų turėtame kemperyje, o vėliau tą vakarą jie susitiko. Šiuo atveju draugas sako, kad Emma McDonaldą ketino grįžti namo, o Jeffris McDonaldas turėjo likti viešbutyje. Būtų įdomu. Žinau, kad vietos prokuroras kol kas nenorėjo komentuoti nieko, kas su tuo susiję. Dėža, mums teko kalbėti apie smurto šeimoje ir smurto artimoje aplinkoje atvejus ir kai kurias istorijas, kurias aptarėme per dažnai. Ir viena frazė, kuri man įstrigo, kurią draugas pasakė leidiniui Boston Globe, buvo ta, kad, žinote, Emma jį mylėjo ir tikrai juo tikėjo. Ir jis buvo tas žmogus, apie kurį vis miniu. Anksčiau dirbau vakarų Masačusetse. Sakau, UMass studentų maitinimą vertina itin rimtai. Tai yra šios mokyklos pritraukimo priemonė. Ir jis buvo tos simbolis. Ir galima suprasti, kodėl jis buvo žmogus, kuriuo tikrai norėtum tikėti. Tačiau kai kuriuose iš šių smurto artimoje aplinkoje bylų, manau, dėl informuotumo, ką jūs matote. Kai kalbame apie tai, tiesiog žinote, mes sutelksime dėmesį į blogus dalykus dėl to, kas įvyko. Bet tie geri momentai pakeliui. Ir kaip atrodo, kad tai nėra tiesiog blogų santykių eiga. Bet mes dažnai matome tik tą toksišką pusę, net kai viskas atrodo gerai, pavyzdžiui, planuojama kelionė į Disneylandą. Ir tada viskas gali tiesiog, žinote, nusileisti žemyn. Ir šiuo atveju, kaip teigiama, jis po savaitės norėjo skyrybų. Tiesiog sunku tai suprasti. Taip, bet vėlgi, remiantis tais negausiais faktais, kuriuos turime, nes mes neturime viso vaizdo, bet toks elgesys atrodo labai būdingas žmogui, kuriam gali būti bipolinis sutrikimas ar kažkas panašaus. Bet jie išgyvena šias bangas, šiuos pakilimus ir nuosmukius. Ir yra nepaprastai sunku būti santykiuose su žmogumi, kuris kovoja su psichikos sveikatos problemomis. Ypač, jei tai nenustatyta ir jis neturi jokio gydymo plano. Taigi tu bandai save valdyti diena iš dienos. Tu net nežinai, šalia ko pabundi, tiesa? Šiandien jie gali būti gerai, o rytoj jau visai kitaip. Arba net nuo vienos akimirkos prie kitos, tiesa? Visa tai tampa labai sudėtinga. Tačiau vis tiek, tuo pačiu metu žmonės dažnai pamiršta apie santykius, kuriuose yra smurto artimoje aplinkoje ar tarp partnerių. Juk tai nėra taip, kad smurtas vyksta kiekvieną dieną. Kai kuriais atvejais taip, bet dažniausiai galbūt kažkas įvyksta šiandien. Yra visas tas ciklas ir visa kita. Gali būti, kad kitas incidentas įvyks tik po 3 mėnesių, o per tuos 3 mėnesius tu eini į darbą, augini šeimą, darai visus šiuos dalykus. Ir tu nebūtinai aktyviai pasakoji žmonėms, o Dieve, mano vyras toks, mano partneris toks, mano žmona tokia ar dar kas nors. Tu tiesiog gyveni normalų gyvenimą. Tad manau, kad žmonės kartais galvoja, jog kiekviena diena yra siaubinga, smurtinga, beprotiška situacija. Dauguma žmonių negalėtų to ištverti vien psichologiškai, nes tai labai daug. Bet kaip ir bet kokiuose santykiuose būna pakilimų ir nuosmukių. Tik skirtumas tas, kad kai kyla nesutarimas, kuris būdingas visiems santykiams, jis baigėsi smurtu arba prievarta ar kitais dalykais, kurie vyksta fone. Taigi aš tiesiog noriu žmonėms tai priminti. Taip pat, kartais nebūna jokių ženklų, kartais žmonės yra labai uždari. Ir kai jie išeina pro duris, jie neturi mėlynės po akimi. Jie neturi lūžusių kaulų, bet galbūt negali valdyti savo finansų. Jie galbūt negali be problemų išeiti su draugais ar susitikti su šeimos nariais. Taigi tai gali pasireikšti įvairiais būdais ir nebūtinai yra matoma visiems. Todėl noriu perduoti paguodos žinutę tiems, kuriuos tai palietė, nes dėja žinau tai iš pirmų lūpų įvairiais lygmenimis ir ne tik kaip prokurorė. Jūs nuolat viską pergalvojate ir pergyvenate iš naujo. Jei būčiau padariusi tai, ar kažko nepraleidau, ji pasakė tai per šį pokalbį. Ar ji tikrai bandė man kažką pasakyti, ar tai buvo pagalbos šauksmas, jūs save kankinsite. Dėl to, nedarykite to. Nedarykite to.
Jūs galite padaryti tik tiek, kiek galite ir tiesiog bandykite rasti paguodą prisiminimuose, gražiuose prisiminimuose apie žmogų, kurį mylėjote. Bet nesistengkite nuolat peržaisti visko galvoje, nes niekada nerasite patenkinamo atsakymo. Ne, ir tai tikrai, ir jūs labai gerai tai pasakėt, ir tai tiesiog labai sunki istorija būtent dėl šios priežasties. Na, policija sako, kad jam buvo perskaitytos Mirandos teisės ir, kiek galime spręsti iš policijos ataskaitos, jis iš esmės viską pripažino. Žinant tai, ir tai nėra būtinai toks atvejis, kur reikia išsiaiškinti, kas kaltas, ir galbūt jam yra diagnozuota kokia nors psichikos sveikatos problema. Bet jei tai nėra išteisinimas dėl nepakaltinamumo, kaip tai įtakotų jo gynybą? Jei prokurorai vis tiek kaltina jį žmogžudystę, jie teisia jį už žmogžudystę. Jie sako, kad taip viskas ir įvyko. Jis yra tas, kuris tai padarė. O gynyba, galbūt vienintelis jų argumentas yra tas, kad jis turėjo anksčiau nediagnozuotą sutrikimą. Nežinau, aš tiesiog kalbu bendrai, kaip tai galėtų paveikti bylos eigą. Na, kaip tai vyktų? Gynyba bandytų ginčyti ketinimą. Ar jis iš vis galėjo suformuoti tą ketinimą jai pakenkti? Ar jis tikrai žinojo, ką daro? Psichikos sveikatos aspektas bus įpintas į gynybą skirtingais momentais, sakant, žiūrėkite, jis yra produktyvus visuomenės narys, teoriškai kalbant. Jis yra, jis turi šį, žinote, labai viešą įvaizdį ir darbą, ir jam visame tame sekėsi. Tai nėra jo įprastas elgesys. Taigi tai buvo laikinas palūžimas. Žinote, jis gaus pagalbą ir panašiai ir panašiai. Nežinau, kaip tai būtinai paveiks prisiekusiuosius. Nes jei jis nesigina nepakaltinamumu, jei tai netitinka to lygio, ką tada turi? Nelabai ką. Nes vėlgi, konstitucija garantuoja tau gynybą. Ji nebūtinai garantuoja laiminčią gynybą. Taigi gynėjas dirbs su tuo, ką turi. Jie negali to išgalvoti. Yra kaip yra. Bet tai yra byla, kuri, manau, bus išspręsta susitarimu dėl kaltės, nes su kuo tu eisi į teismą? Tu tiesioginė prasme turi prisipažinimą. Turi, žinai? Medicinos ekspertą, koronerį, kuris grįš ir pasakys, kad tai yra nužudymas. Žinai, turi įrodymus iš viešbučio kambario, visus draugus ir kitus, kurie matė keistą elgesį, vaizdo įrašą, kuriame jis šoka į tvenkinį, visą tai. Nematyt jokios situacijos, kurioje jis galėtų eiti į teismą ir kažkaip laimėti. Todėl manau, kad tai greičiausiai baigsis susitarimu dėl kaltės. Taip, ir pamatysime, kas bus toliau. Be abejonės tai tiesiog nepaprastai tragiška istorija. Žinau, kad vakar, kai įrašinėjome šią laidą, UMass universitete buvo surengta atminimo akcija Emmai McDonald, kuri taip pat buvo mylima tos bendruomenės narė, mama palikusi dukrą. Tai tiesiog labai liūdna, Melba Pearson. Kaip visada, ačiū, kad skyrėte mums laiko. Jo rasite Resident Legal Diva YouTube kanale, kurį jį veda. Visada smagu jūs matyti čia, Law and Crime eteryje. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, Krisai. UMass universiteto miestelyje buvo surengta atminimo akcija Emos garbei. Primenu, ji taip pat dirbo UMass. Taip pat yra GoFundMe puslapis, kuris renka pinigus jos 10-metei dukrai ir jau surinko daugiau nei $20 000. Prieš baigiant noriu paminėti svarbų išteklių susijusi su smurto artimoje aplinkoje klausimais. Ir kaip teigiama, šis atvejis buvo būtent toks. Jei jūs arba kas nors, ką pažįstate, gali būti smurto artimoje aplinkoje auka, galite paskambinti nacionaliniai pagalbos linijai nuo smurto artimoje aplinkoje telefonu 1800 799 SAFE arba galite išsiųsti žinutę su žodžiu START numeriu 88 788 ir galite likti anonimiški. Ši linija veikia visą parą, 7 dienas per savaitę. Tai būtų viskas laidoje On the Case, kurią pristato Law and Crime. Prenumeruokite mus YouTube ir Spotify. Taip pat transliuojame per Peacock. Aš esu Krisas Stuartas. Iki kito karto.